Tai galvoju, gal galim pradėti bendrai, taip nuo savęs, kaip jaučiam, ar tokią erdvę, kurioje esame mes, kurioje žmonės, kažkaip, gal nuo tų tokių aktualijų, kaip Mhm. nagrinėti. Iš savo pačios perspektyvos, kaip specialistas, kuris susiduria tikrai ir norisi atliepti žmonėm padėti, ne visada yra tų galimybių tokių, tikrai, kad kiekvienam žmonių labai daug norinčių, asmeninės analizės, terapijos, tai galbūt galėsim paliesti tas temas, kas yra terapija, psichoterapija, kas yra tas asmeninės analizės ilgas procesas ir tas vidinis kelias. Tai tikrai matau, kaip tai yra aktualu. Ir tuo pačiu aš kaip specialistas, ką galvoju, kad vis tik tai yra pasekmės. Tai yra būtent tos pasekmės, kurios per labai labai daug metų, kaip tam tikri mechanizmai, tam tikri pasirinkimai, kurie buvo padaryti, jie ne visai sąmoningi, jie iš mūsų pasąmonės, kaip atsikartojančios programos, mąstymo formos tokios įpročiai susiformavę, kad jie mus priveda prie tam tikrų pasekmių. Ir tos pasekmės yra labai skaudžios. Tai, ką ir išvardinau, kad dažniausiai sveikata, dažniausiai kažkas apie vaikų gyvenimą, nes visada atsispindi, tai kiek suaugusieji sugeba išspręsti galbūt savo kažkokių sielos, širdies užduočių, neatsakyti kažkokie klausimai, visada pereina palikuonėms, vaikams ir tikrai jiems krūvis yra milžiniškas šiais laikais, tai ką aš matau. Tai taip tikrai jautriai galvoju apie tai ir kaip mums pradėti matyti tas priežastis, nuo kurių susiformuoja, kaip mes prieiname prie tokių pasekmių ir atrodo, kad ten lyg tai bus kažkoks atsakymas, lyg bus kažkoks greitas sprendimas ir kad paimsiu ir, žinot, pasinaudosiu kažkokiu įrankiu ar kažkokiomis žiniomis ir pasikeis. Bet iš tiesų taip nėra ir taip greitai nepasikeičia tokie gilūs dalykai, per ilgą laiką susiformavę dalykai. Tai kiek vis tik mums reikia laiko, kokių resursų ir kokios vertės tai yra tas procesas. Tai kažkaip galvoju, gana taip plačiai gal įvardinau, bet tiesiog toks kontekstas, kuriame esu giliai susimaščius. Aš labai girdžiu iš tikrųjų ir netgi galėčiau nuo savęs papildyti, kad iš tikrųjų poreikis yra didžiulis. Pati matau aplinkoje ir aplinkoje žmonių rate ir klientų rate, kurie kreipiasi ir kiek ieško tos pagalbos ir kokiam chaose mes gyvenam ar ne, nes iš tikrųjų su tais visais dalykais yra ir didžiulė pasiūla šiais laikais, ar ne, kad visi tarsi siūlo padėti, tarsi siūlo tuos greitus sprendimo būdus, ar ne, ir žmonės pasimetę, jie blaškosi, jie nebeatsirenka, kur iš tikrųjų kreiptis tos pagalbos ir kas jiem gali padėti. Ir kitas dalykas, mes gyvenam jau daug metų tame greito vartojimo visuomenėje, ar ne? Ir dėl to žmonės ir tikisi greito rezultato, nes visur viskas yra greita, greita dieta, greitas rezultatas, ar ne, ir kažkokios tai greitos terapijos, greiti būdai išspręsti problemas, ar ne, išbandant įvairius psichotropinius dalykus, ar ne. Ir žmonės pasimetę, jie sumišę, jie blaškosi, nežinodami, į ką kreiptis, kuo pasitikėti, nes tikrai daug ko ir išbandę jau yra ir vis tiek to rezultato giluminio nėra ir sumaištis kyla. Tai aš tikiu, kad iš tikrųjų ir svarbu žmonėm suprasti, ką jūs ir minėjot, kad tas procesas jis negreitas, kad tas procesas lygiai taip pat kaip to, ko mes negalim arba nesprendžiam, arba nenorim spręsti, arba nemokam spręsti, kad atitenka mūsų vaikams. Taip mes jau nešamės kartų kartas, ko negalėjo išspręsti mūsų tėvai, mūsų protėviai ir giminės visa sistema, ar ne? Tai jau mes vargstam, mums sunku ir atsirinkti ir surasti tą pagalbą ir tą būdą šiuo metu, šioje modernioje visuomenėje, greito vartojimo visuomenėje tikrai yra, nelengva užduotis.
Ir aš manau, kad apie tai ir yra svarbu kalbėti, ar ne, kokios kokybės mes ieškom, kokios vertės mes ieškom ir apie ką visas tas procesas yra, ar mes tik tai norim greitai diskomfortą pašalinti, greitai sužinot kažką ir greitai išspręsti, bet tie greiti būdai mes žinom kaip ir su greita mityba ir su greitu mados dalyku, viskas yra labai laikina, taip ir greita terapija arba greitas būdas sprendimo, jis yra laikinas, nes visi procesai jie yra metų iš meto sukurta, susiformavę tos programos, tos visos sistemos mumyse ir netgi ne mūsų, bet mūsų giminės, tai turim suprasti, kad ir procesas ir yra apie tai, kad tai nėra kažkoksai tais kad greitai išspręsiu ir gyvenimas bus jau geras, man nebereikės dėl nieko pergyventi, tai ir yra terapija arba tas būdas yra savęs pažinimas, supratimas ir kitoks gyvenimo būdo matymas, ar ne, kad tos programos nebesikartotų, kad jų nebebūtų mano vaikams, mano ateities vaikams, ar ne, kad ta siela galėtų išsilaisvinti nuo tų programų, bet turim ir suvokti, kad tie procesai nėra greiti. Tikrai ir tai, ką sakot, labai pritariu, kad ta šiuolaikinė tokia visuomenė, šiuolaikinis pasaulis, kaip žiūrėtume, kad jis gundosi tais greitais sprendimais, greitų tempu ir labai suprantama, iš esmės, nes tai yra patrauklu. Tai patrauklu kaip prekia, kad parduoti, ar ne, kad tu iškart turėsi rezultatą ir mes taip įpratę mąstyti. Taip didžioji dalis žmonių iš esmės yra tokiam, gal net tokioj tipologijoj, tokioj sanklodoj savo vidiniai, kad jiems atrodo tenai yra vertė, išorinėme kažkokiam apčiuopiamam rezultate. Ir pamatyti tuos vidinius, labai tokius subtilius procesus, lėtus, kurie iš esmės yra pagrindas to atsivėrimo, kai aš kalbu apie vidinio balso girdėjimą, tą vidinį kompasą, vidinį centrą, kuriame yra resursas gyventi, resursas kurti, pirmiausia, be abejonės resursas sveikatai. Tai yra labai toksai subtilus, iracionalus, neapčiuopiamas kažkoks dalykas, kad tą bent mėginti suprasti, taip giliai apmąstyti, iš esmės reikalingas kaip kitoks mąstymas, kitokia mąstymo kokybė. Nes mąstymas, kuris yra konkretus, jis yra apie racionaliais būdais besiremiantis, apie analizę, apie tą matymą, aiškų, greitą suvokimą, apčiuopimą, to tokio atsakymo, rezultato, kažkokie konkretūs, galbūt kaip aiškiai suprantami, pritaikomi būdai, į ką galima atsiremti, kažkokie epizodai iš gyvenimo, kaip sako, duokit man pavyzdį kokį nors. Ir norisi pačiupinėti tą, norisi suprasti greičiau, tai tas konkretusis mąstymas. O tam, kad suprasti tuos subtilius dalykus, paprastai reikia tokio abstraktaus mąstymo gebėjimo, simbolinio mąstymo gebėjimo, kuriame mes galėtumėm operuoti, varijuoti simboliais. Tai simboliai dar viena tema, kuri iš tikrųjų yra tarp vartai, portalai, kaip mes sakom, tiltai į tą vidinį pasaulį. Jie visada funkcionuoja ant tos ribos, kur tu negali pasakyti, kiek tai yra išorinis dalykas, kiek tai yra vidinis dalykas, nes jis vienu metu yra ir tas, ir tas. Tai iš tikrųjų tam, kad mes simboliškai galėtume mąstyti, tam, kad užčiuopti tas giluminės prasmes, mums reikalingas abstraktaus mąstymo gebėjimas. Ir jis tikrai yra iššūkis šiuolaikinėje visuomenėje. Tai iš esmės tai, ką mes darom analizėje, yra vienas iš funkcijų, kad mes labiname tokį mąstymą. Mes dėl to rašom dienoraštį, apmąstom savo mintis, procesus. Aš visada rekomenduoju stebėti savo sapnus, nes ten ateina mums simboliai ir išmokti juos rašyti. Ir tokiu būdu labai labai lėtai, tik per laiką mes pradedam įžvelgti, kas atsikartoja, galbūt ateina kažkokie dėsningumai, kažkokios tendencijos mūsų psichikoje, kur tarsi kažkokia vidinė dalis ar vidinis balsas mums mėgintų perduoti žinutę.
tik mes jos niekaip nesuprantam, nes paprastai esam arba labai tokie gynybiški, užsivėrę, užsiblokavę, kad tik kažko nepamatyti, tik kažko nesužinoti, nes labai dažnai ta tiesa iš tiesų yra tokia karti. Labai skausminga pamatyti, kaip iš tikrųjų yra. Ir žmonės prisigalvoja įvairiausių būdų, kad tik nematyti, kad tik kažkaip užsislopinti. Ir aš galvoju tikrai, ta problema medžiagų vartojimo, kurią paminėjot, ir ar tai būtų psichotropinės medžiagos, ar tai būtų vaistai, ar tai būtų alkoholis, kad visa tai yra skirta numalšinti klausimams. Tuo tarpu tikrai, ką aš pati labai dažnai savo darbe, tiek individualiais atvejais ir dabar, kokį matau ir savo kelią ir prasme, išeinant daugiau į auditoriją, į grupinius procesus, kad pasiekiamumas, kad būtų galimybės tikrai susitikti, atverti kartu temą, sudaryti lauką, kad tikrai pradėti įsiklausyti, nebijoti skausmo, tos tiesos, kuri yra karti, kur pasižiūrėti į savo gyvenimą ir įsileisti jausmus. Labai sutinku su tuo, kad vis tiek mes neišvengsim šito proceso, ar ne, viso ir šito pagalbos savo, ar ne, arba savęs pažinimo, arba sprendimo būdų, nesugrįždami į vidų. Ir kodėl taip yra dažnai sunku žmonėm tą padaryti, kaip ir jūs minėjot, ar ne, dėl to, kad ten nėra malonu, ten nėra lengva ir galbūt tas visas, ar ne, ėjimas į išorinius dalykus, ar ne, tarsi irgi susiformavęs būdas per kartų kartas, ar ne, ir per visuomenės tą didžiulį spaudimą ir parodymą, kad galima ar ne gyventi tiesiog lengviau arba paprasčiau, kad nereikia daryti to giluminio darbo. Ir kitas dalykas, kas man labai surezonavo jūsų klausantis, tai yra apie tai, kad vis tiek vidinis procesas, jisai turės būti atliktas, jeigu norėsim pokyčių ir transformacijos. Išoriniai dalykai arba darymas to, ką daro kiti, čia vėl tas toksai bandos jausmas, ar ne, kur visi ten aš ir tarsi tame visame, jeigu jie taip daro ir mes tarsi turim taip daryti, ar ne, bet ilgainiui žmonės tiek išsiblaško, tiek to chaoso patiria, tiek visko išbando ir vis tiek suvokia, kad rezultatas ateina tik tada, kada yra vidinis darbas, kada yra sustojama, kada yra atsižvelgiama į vidų, kada yra pamatomas tas savo skausmas, kada yra pamatomos tos patirtis, nuo kurių mes bėgame, arba tos šešėlinės pusės, kurias mes užspaudėme, sąmoningai ar nesąmoningai, ar ne. Tai irgi kartais ne visą laiką vyksta savo noru, ar ne, tai yra didžiulis išgyvenimo momentai, kurie net tarsi ir pamiršti, kad jie iš viso tokie yra, bet jie veikia ir įtakoja ir vis tiek jie visi yra mūsų viduje, ne išorėje, ne kažkas kitas gali suprasti juos, ar ne, ir kuom ir skiriasi tas visas vidinis darbas arba individualus darbas arba terapinis darbas, kad tai nėra išorinis žinojimas, kur ateis žmogus tau ir pasakys, kas su tavimi yra arba kaip tau išspręsti. Tas procesas yra tai, kad tu pats ieškosi atsakymų, kad tau tik tai sudarius sąlygas, tą saugią erdvę, tą skiriant laiką, atsivers, psichika atsivers tie dalykai, jie iškels, bet tu darysi darbą. Ne kažkas už tave jį padarys, ne kažkas tau pasakys, kaip jį padaryti. Bus tiesiog darbas su savimi ir su žmogum arba su auditorija, kuri suteiks galimybės tą daryti, suteiks erdvę, suteiks įrankius, suteiks žinias, bet tikrai nepasakys, kad tai yra vienintelis kelias arba toks kelias ir ne kitoks, arba kad tai yra kito žmogaus rankose šitie dalykai, ar ne? Tai tikrai ne taip. Taip, labai džiaugiuosi, kad tą temą primenat, nes mes ne kartą esam kalbėjusios tikrai apie
apie tą tokį tikrai labai klaidų lauką, kada žmogus patekęs į tokią situaciją, kai jam reikia pagalbos susiorientuoti, kur ir kaip, ypač jeigu nėra susidūręs su ta psichologinė, psichoterapinė tokia sritimi, tai kaip surasti sau tinkamą žmogų, ne, tikrai būna didelis iššūkis rekomenduoti kažką, nes svarbu suprasti, kad tai nėra metodo klausimas. Ir labai dažnai lūkestis tai yra kažkokio tai metodo, kad būtų technika, būtų kažkoks įrankis, kad aš galėčiau tiesiog pasimti ir vienas kažkaip daryti, kad man gal ir nereikėtų, nes ko dažniausiai mes ir bijom, bet to pačiu, ko labiausiai mums reikia, tai to tikro santykio kokybės. Tada santykyje, nes aš ir pasakoju seminare apie tai, kad susitikusios psichikos, ar tai būtų du žmonės, ar tai būtų grupė žmonių, jie visada sudaro bendrą lauką. Ir tas laukas reiškia sąlytis mūsų subtilių kūnų, mūsų tiek vidinių struktūrų, emocinių, minčių struktūrų. Jos atsiveria kaip susikirtimo laukas, sakralios geometrijos dėsniais remiantis yra tam tikros figūros, kurios atrodo kaip būtų portalai, tarsi tokios pailgos, kaip sakoma, ir žuvies formos, ir tokios dažnai ir simbolikoje naudojama, kad mes susitinkam ir sudarom kartu tokį bendrą lauką. Ir kai yra lūkestis ir galbūt, aš taip turbūt sakyčiau, pardaviminė kalba apie tai, kad kažkas siūlo metodą ar kažkokias žinias ar kažkokį receptą, tai dažnai yra toks kaip pirminis gal jauno specialisto, sakyčiau, kelias, kada tu dar negali pasitikėti erdve, tu dar neturi patirties, kad atsakymai iškyla, kai yra pralaidumas, kai yra parengtis, kai yra pasiruošimas. Ir kad tu nežinai iš anksto, kaip kitam žmogui išeiti iš jo kažkokios aklavietės ar gyvenimo situacijos, kad tu negali būti žinovas visų atsakymų. O pagunda yra tikrai didelė. Ir dažnai jaunam žmogui, galbūt bepradedančiam žmogui, norisi matuotis tuos žinovo drabužius, kad aš turiu atsakymus, kad aš kažkaip galiu palengvinti kitų gyvenimą ir pažadėti gal kažkokį rezultatą. Ir tikrai suprantama, aišku, yra, kad galbūt ir tokios formos jos kažkam reikalingos, bent jau kaip pradmenys, žinot, kažkaip susiorientuoti šitam pasaulyje, žengti tuos pirmuosius žingsnius, galbūt apie tam tikras, nežinau, praktikas, ritualus, kaip discipliną kažkokią, ar gyvenimo būdo pirmuosius žingsnius. Bet jeigu mes kalbam iš esmės apie tokius giluminius psichikos pokyčius, apie vidinio pasaulio restruktūrizaciją, apie iš esmės pasikeitusius santykius, kuriuos mes kuriam su kitais, kad tai niekada nėra recepto klausimas, niekada nėra kažkokios technikos. Čia net aš tiek neskirčiau dėmesio ar akcento, kokio pobūdžio terapija, sakykime, nes vis tiek mes diferencijuojam, iš kokios mes ateinam tradicijos. Ir aš asmeniškai esu jungiškosios tradicijos ir ta Jungo psichoterapija, jinai labai daug su simboliais, su sapnais, su archetipais, su mitologija dirba, tai tas pasitelkiamas tikrai didelis paveldas tokių mūsų kolektyvinės psichikos, tai ką mes esam išgyvenę per daug metų, bet yra ir kitos terapijos, kurios gali būti tikrai vertingos, kaip aš matau ir kiek tas laukas toks yra platus, kaip mano kolegos yra įvairiuose srityse, bet kas vienijantis dalykas tai yra tai, kad visada tai yra lėtas, atviras procesas, kuriame nėra jokios vienos technikos ar metodo, o yra tiesiog bendras ieškojimas kartu su žmogum. Ir dėl to ta didžiausia vertybė ir yra, kad, ką mes galim duoti kaip specialistas, ką aš galiu duoti kitam žmogui, turėdamas savo ilgametę patirtį psichoterapinėje srityje, ilgametę patirtį tikrai einant pačios savo keliu ir stebint savo gyvenimą, analizuojant, kad aš galiu duoti savo laiką ir savo buvimą.
buvimą stebinčių kito procesą, atvirai matančių, kas iškils ir gebėjimu laiku reaguoti, kad žiūrėk, šitas dalykas, man atrodo, yra svarbus. Žiūrėk, aš matau šitą dalyką tavo gyvenime. Tas atkreipimas dėmesio į reikiamus momentus, ko žmogus paprastai nemato dėl savo automatizmų, dėl savo kažkokių gyvenime įsitikinimų, dėl savo kompleksų susiformavusių. Tai tas bendras laikas, gebėjimas būti atviru, gebėjimas būti čia ir dabar, tokiu present, kaip mes sakom angliškai, ar ne, kad labai labai gyva patirtis. Ir jinai yra kokybinis matas. Tai nėra kiekybinis, tu negali, nes mes esame riboti laike, riboti savo gyvenimo laike ir riboti savo energijoje, reiškia, mes juos galim duoti ribotai. Dėl to jinai yra kaip ir tarnystė, ir atsidavimas kitam žmogui, ir vienas vertingiausių dalykų, kurie gali pakeisti kažką būnant kartu. Taip ir norėjau sakyti, dėl to tai yra vertinga, ar ne? Va čia ta vertė, sugrįžtam į tą vertės klausimą, ar ne, kurį mes irgi dažnai diskutuojam, ar ne, kad kas yra ta vertė, ką specialistas man gali duoti, ar ne, o ką aš galiu pasiimti pats tame santykyje, ar ne, čia vėlgi labai gražiai apie santykį mes kalbam, ne apie kažką davimą, ne apie kažkokį pasiėmimą, bet apie santykį ir santykyje, kokie procesai vyksta, ar ne, ir kuom tas vertingas santykis ir yra, kad aš gebu tame santykyje pamatyti to, ko aš negebu pamatyti vienas, ar ne, ir kodėl tai yra svarbu, vat ką jūs ir paminėjote, aš klausausi ir man viskas taip rezonuoja, aš galvoju, buvau aš ir to specialisto vietoje ir gal kartais dar ir esu, kuris nori duoti, kuris nori padėti, kuris nori išspręsti, kuris nori turėti receptą, ar ne, ir tikrai iš to vidinio noro padėti kažkam, nes galbūt aš kažkada buvau tenais, ar ne, arba galbūt aš dar neturiu to, vat, kaip jūs sako, tos patirties, tos specialisto resurso, ar ne, kai tu esi visiškai naujas ir kai tu ateini ir kai tu turi apsičiupinėti, išbandyti, ar ne, ir aš, kitas dalykas man rezonuoja tas pats, ar ne, va, ta individuali terapija, tas laukas, tas santykis, kaip ir dalinuosi tikrai su visais apie mūsų santykį su jumis, apie tai, kaip jisai leidžia atsiverti tokiem dalykam ir tie dalykai leidžia kurtis kitiem dalykam, bet tai yra santykis, tai yra kokybiškas santykis, kur iš tikrųjų kitas žmogus pamato tai, ko tu negali pats pamatyti, nesvarbu, kiek įrankių beturėtum, nesvarbu, kiek patirties tu turėtum, vienas su savimi procesas yra labai dalinai automatizuotas, dalinai klaidinantis, todėl kad mes esam tokios būtybės, kur mes nenorim matyti, mes vengiam, tai yra tas ar ne instinktyvus vengimas skausmo, instinktyvus norėjimas jausti tik komfortą ir malonumą, ar ne, tarsi bėgti nuo to, kas nemalonu ir turėti ir jausti tik tai, kas malonu. Tai būtent tam psichoterapinėme procese ir yra apie tai, kad santykio metu kitas žmogus, jisai nesprendžia tavo problemos, bet jisai atveidrodžiuoja, jisai sustabdo, jisai pastebi tokias detalės, kurių neįmanoma kartais pastebėti pačiam. Ir tai yra vėlgi dalinai psichikos savigynos instinktai, kad nejausti, nematyti, nes per daug skausminga, nes per daug painu, nes per daug resurso kartais. Ir ne visą laiką mes galim tos dalykus patys padaryti. Ir čia, jeigu taip kaip pavyzdys, ar ne, kiekvienas žmogus gyvenime atlieka savo funkciją, tai save, kaip sakant, neišoperuosi, nepagydysi, kartais reikalingas specialistas, kuris ateis ir prisidės, sukurs santykį, sukurs tą situaciją, kurioje tu pats galėsi sveikti, gyti, bet kartais mums reikalinga išorinė, tokia, ar ne, tarsi išorinis laukas, išorinė erdvė, kuri apgaubia mus į visiškai kitokį matymo lauką.
jautimo lauką, ar ne, kur, kaip ir jūs ir minėjot, ta geometrija, ar ne, sakrali, kuri tarsi įneša kažką tokio, kur susijungia su mūsų vidiniu pasauliu ir kuris gali saugiai atsiverti. Bet kol jisai yra vienas, arba kol jisai jungiasi su neteisingu lauku arba kažkur, veikia visai kiti mechanizmai, veikia gynybiniai mechanizmai, veikia vengimo mechanizmai, ar ne? Bet kai ateina laukas ir geometrija ir susijungimas subtilių kūnų vyksta su tokiu lauku ir tokia energija, kuri tavo vidui, tavo kūnui, tavo psichikai sako, kad čia saugu. Psichika leidžia atsiskleisti tiem dalykam, atsiverti tiem dalykam, ar ne? Ir kodėl kartais tikrai iš savo patirties žinau, ta pačia tema 100 kursų išklausyta, 100 skirtingų knygų, 100 kitų dalykų padaryta ir ne iki galo atsiveria, ne iki galo išsisprendžia ir vis tiek yra kažkur kažkas dar likę, ar ne, kur negali tarsi visapusiškai išsilaisvinti. Ir va tik tai kažkokioj terapijoje, kur tau sukuriama galimybė, ta paskutinioji dalis atsiskleidžia ir galvoji, bet juk aš tiek šią temą jau kalbėjau, jau šiek ta tema su tiek visko dariau, bet nebuvo to lauko, buvo to santykio, kuriame tu jaustumėsi visapusiškai saugus, išjausti ir tą skausmą, ir tą patirtį, ir pamatyti, ir prisiliesti prie jos. Ir tik tada vyksta gijimas, pokytis, suvokimas, bet apie tai, apie tą vertę santykio, apie tą visiškai kitą kokybę ir apie tai, kas yra iš tikrųjų tas vidinis procesas, ar ne, ir ta terapija su savimi. Aš dar galvoju, girdžiu, jūs sakot labai svarbų dalyką ir prisimenu tą vaizdinį, kurį dažnai turiu, apie tai, kad mes iš tikrųjų esame tinklas. Jeigu suprasti tą pirmiausia ir tarpusavio santykį, kurio pagrindu mes apsijungiam, susijungiam, galbūt turim artimąjį ratą, labai artimas draugystės šeimą, intimius santykius, taip pat yra kažkoks socialinis laukas, bet mes labai retai kada susimastam, kad iš tiesų jungiamės tuo subtiliuoju lauku. Ir mes esame tinklas, tas gyvasis tinklas, kuris gaubia žemės paviršių. Tik ką tikrai daug skirtingų ir specialistų, ir įvairių išminties tradicijų skirtingais laikais, ne tik tai šiame laikotarpyje kalba apie tai, kad mes miegame, žmonės miega. Tame tinkle tarsi galime įsivaizduoti lyg užgesusios lemputės, užgesusios tos nėra kibirkšties. Ir prasmė tų tarpusavio ryšių ir santykio, kodėl mes ieškome vieni kitų, kodėl mes važiuojame vieni pas kitus, tam, kad atkurti ir uždegti vieni kitus. Tarsi, kad tas visas tinklas, visas laukas įsižiebtų. Dėl to dažnai aš kalbu apie tai ir ne aš viena, tikrai nemažai ir mano bendraminčių, kolegų, draugų, bičiulių, kurie kalba apie tai, kad prisiminti, atbusti, wake up, ar ne? Tas, kad prabusti savo paties gyvenime, tai reiškia prisiminti, kas tu esi, apie savo tą giluminę esmę, apie tai, ką tu čia veiki, nes mes tikrai, kartais kai pagalvoju, kad tai yra beprotiška gimti žemėje, kad tu nieko neprisimeni ir kad tu nežinai nei kas tu esi, nei ko tu čia patikai, tau duoda vardą, tu matai kažkokias žmonės, pas kuriuos tu atėjai ir dar kaip tau pasiseka, vienokios ar kitokios patirtys, žinot, ir tikrai, jeigu susimastai, mes turim didžiausią išbandymą, tai yra tikrai viena misterijų pati žemės inkarnacijos atėjimo į šią žemę tokia paslaptis, žinot, apie tai, ką mes čia turim prisiminti ir įgyvendinti ir koks tai didelis uždavinys, nes dieviška kibirkštis, kurią mes visi nešiojame, yra užgesusi, prigesusi, ar kažkaip užlieta
pelenuose, šlapiuose tarsi, ar ne, ir kaip tada uždegti tą žmogų, kaip jį prikelti. Aš pati asmeniškai tikrai galvoju, kad jeigu tokia yra mano specialybė, profesija, daugybės metų patirtis, psichologijų, psichoterapijų, klinikinis kelias, kurį aš pasirinkau, ar kuris mane pasirinko iš tiesų, bet kad tai yra tikrai ne apie mokslą, kurį praėjau, ar žinias, bet tai yra apie tą gebėjimą pamatyti tą kibirkštį kitose ir padėti jai suliepsnoti. Tai aš gal taip labai metaforiškai, mitologiškai kalbu, bet tikrai tai yra tai, kuo aš pati degu ir tai yra ta prasmė, kuri mane palaiko, pagrindinis motyvas, kodėl aš esu pasiryžusi atvažiuoti ir pas jūs, tikrai remiantis mūsų santykių ir tai kažkaip, kaip mes surezonavom, čia dar viena tokia kokybė, apie kurią norisi kalbėti, įžodinti, kad rezonansas, kad mes tame tinklelyje, kuriame kažkokios lemputės įsižiebusios, kitos dar ne, bet viena po kitos galbūt pradedama uždegti, kad mes rezonuojame vieni su kitais. Ir kai yra tas rezonansas, kai kažkokia subtili kokybė atitinka, tai gali atrodyti ir kaip vidinis intuicijos pabudinimas ar vidinis kvietimas, šauksmas, kad kažkur turiu nuvykti, su kažkuo susitikti. Ir kartais net negaliu paaiškinti racionaliai, atrodo, kai tas vidinis jausmas pažadinamas, bet kaip svarbu, ir tikrai ir seminare viena iš tų temų, apie kurią aš kalbu, kaip svarbu išgirsti ir atliepti į šitus dalykus, kad mes rezonanso principų iš tikrųjų susitiktume, nes tas susitikimas reikalingas kibirkščiai įsižiebti. Taip, labai, iš tikrųjų, man irgi tas rezonansas, ar ne, ir tas, turbūt kaip ir dalinausi aš, ar ne, apie tai, kad tas susitikimas, kurį mes net ir planuojam, ar ne, ir jūsų atvažiavimas yra irgi iš to tokio asmeninio patyrimo, iš asmeninio santykio ir suvokimo, kaip tas santykis auga ir kaip iš jo gimsta noras dalintis, ar ne, dalintis ir su kitais, nes tai, kas vyksta tame santykyje, yra tokios kokybės ir tokios vertės, kad norisi, kad ir pas kitą tai įsižiebtų, ar ne, ta pati liepsna, ta pati ugnis, ta pati vidinė kokybė, kurią mes gauname mūsų lauke, ar ne, norisi ir su kitais dalintis, ir kitiems įkvėpti, ir įpūsti, ir pasidalinti su kitais tuo, net toks vaizdinys iškilo, ar ne, kaip tą ugnį užkuria ir kaip iš vienos ugnies, nuo vienos žvakės visi prisidega, ar ne, ateina į tą vieną ir tada įsižiebia daug daugiau, tarsi tų gyvybės, ar ne, tos vidinio to resurso, vidinės tos sielos ugnies, ko mes čia atėjom visi, ar ne, ir kad vis tiek pradžia yra nuo vieno. Ir kai du atskiri individai, jūs buvot savo, ar ne, kažkokiose keliuose, patirtyse, savo ugnį kūrenat, ar ne, aš kiek giliau savo, tada mes susijungiam ir tarsi mūsų tos dvi ugnys, tos dvi ugnelės apsijungia į kažkokį vieną. Ir dabar atrodo, iš to norisi ir dalintis su kitais. Ir aš tikrai net nežinau, kaip įvardinti tą dalyką, kas tai bus ir apie ką, bet aš tik jaučiu, kad tai yra būtent tas kokybės santykis, ryšys ir noras, kad ir kiti savyje tą pajaustų, patirtų, pažadintų, pabudintų ir tada jie išėję į gyvenimą dalintųsi su kitais, su savo galbūt tinklu, su kažkuom, ar ne, kad kuo daugiau tų ugnelių, vidinių ugnių, sielos ugnių įsižiebtų, prisimintų, kas jie yra, ko jie čia atėjo ir tokiu būdu padėtų ne tik tai savo kitiems, bet pačiai žemėje, ar ne, nes viskas yra susiję, visa tai yra tiesiog bendras tikslas kažkur giliai ir mes visi ją turim, tai
labai tikrai man rezonuoja tas visas ir tikrai nesulaukiu, kas bus, kai susitiksime ir gyvai pirmą kartą ir mes, ir tuo pačiu, kas prisijungs į tą mūsų tinklą, į tą mūsų pakvietimą, kam atlieps, kam surezonuos, kaip jūs minėjot, ar ne, kad tas rezonansas yra, kad aš žinau, kad aš turiu būti, kad ten kažkas yra apie mane. Ir va tas rezonansas, jisai yra, kur tu jo nenuginčysi, tu jį jauti, tu jį žinai ir eini su tokiu atvirumu, pasiimti tos ugnies sau. Taip, tikrai, kaip ir sakot, nežinia, kas bus. Aš irgi tikrai labai laukiu susitikimo ir esu atvira jam. Tuo pačiu tikrai temų yra daugybė, dėl to, kad ir patirties aš pati be galo mėgstu vesti seminarus ir jaučiu ryšį su auditorija ir pasiilgstu tokio proceso, dėl to karts nuo karto tikrai jį sukuriu kaip galimybę, kad mes susitiktume su žmonėmis ir jau žinau save, kiek paprastai turiu medžiagos, žinot, paruošusi tikrai visada daug daugiau, negu galiu laiko ribose pasidalinti, atverti. Tai tikrai visa tai yra giluminės psichologijos dalykai, be abejonės visos temos, kurios apima tarpusavio santykius, įvairiausias būsenas, psichikos dalykus, supratimą savo paties psichikos, vidinio darbo būdus, reiškia, visi šitie dalykai, jie visada yra tas repertuaras, žinot, temų ir aš su visu tuo esu pasiruošusi atvykti ir tas prieskonis, kuris yra iš jungiškosios tradicijos, tai visada liečia simbolių pasaulį, sapnus, tikrai pasakoju ir pavyzdžius, rodau sapnais remiantis, ir pasakos, ir mitai, tiesiog labai labai turtingas tas paveldas mūsų yra, kolektyvinis, archetipinis, tai aš tikrai jame, žinot, pati plaukioju, nardau, tai dėl to jis visada su manim kaip bagažas tam tikras, tai tikrai visą tai atsivežu ir daug vaizdingos tos medžiagos, bet esmė, į ką aš kviečiu ir ką tikrai labai akcentuoju, kad tai yra gyvas susitikimo laukas ir dėl to aš kalbinu žmonės. Jeigu kažkam surezonuoja ta energija, ta vibracija, tema, į kurią mudvi kviečiame susitikti į tą bendrą mūsų ratą, lauką, tinklelį, žinai, kad galėtų kiekvienas individualiai įsiklausyti į dabartinį, patį aktualiausią jo klausimą, sielos klausimą. Tai gali būti ir proto klausimas, proto balsas ar širdies balsas. Tuo, ką žmogus tuo metu išgyvena ir kad tiesiog pradėti gilintis. Ir tai man leidžia tada orientuotis tame santykė, kas vis tik yra aktualu. Dėl to susitikimas yra toksai gyvas procesas, kad aš laukiu klausimų, nes jie padeda sukurti erdvę, kurioje aš galėsiu struktūruoti pasidalinimo procesą, kad atliepti į tai, kas auditorijai yra svarbu, kad mes kartu kuriam šitą seminarą, šitą susitikimą ir jis kiekvieną kartą yra kitoks. Aš tą patirtį jau turiu, tikrai atrodo tema ta pati, iniciacija, individuacija, transformacija, bet kiekviena grupė absoliučiai kita ir tikrai yra žmonės, kurie dalyvauja toj pačioj, tam pačiam seminare ir sako, aš kiekvieną kartą kaip naują patyrimą gaunu, net atrodo nieko negirdėjau praeitą kartą, viskas atrodo kitaip. O todėl, kad susirenka nauja grupė, su naujais klausimais, vidiniais klausimais, tai nereiškia, kad aš atsakau kaip tokį atsakymą, reiškia, kad su klausimu mes sudarom erdvę ir aš atveriu temą, kuris skamba tame klausime. Ir žmogus tada būdamas, jis tikrai gali būti net, kad ateina sapnas, gali būti ateina prieš seminarą, gali būti ateina po seminarų, bet ten ateina simboliai kaip tam žmogui kažkokia užuomina į atsakymą. Kad tą atsakymą jis toliau gali savo gyvenimo kelyje, kaip už Ariadnės siūlo, žinot, išeinant iš tų labirintų vidinių, kad jis gali vynioti ir vis gilinti tą supratimą, aiškumą savo apie tai, kas jis yra, apie tai, ką jis čia turi nuveikti, ką jis čia daro, kaip jam išspręsti kažkokius sudėtingus uždavinius, dabartinius jo gyvenime esančius. Ir tiesiog ta bendra erdvė, tai dėl to skatinu labai būti aktyvius, nes ne visi žmonės yra pratę tokioj kokybėj santykio būti, kad jie irgi kuria, kad jie
gali nebūti pasyvūs, tikėdamėsi kažkokio tai, nu, vat, kaip ir minėjom, ar ne, kažkokios metodikos ar technikos, bet kad jie patys gali gyvame santykyje atrasti dalykus, nes kitas žmogus tiesiog dalinasi tai, kas atrodo aktualu. Tai mums padeda tas rezonansas, tiesiog, žinot, atsiverti ir būti vieni kitiems. Aš sakau, kad tas neaišku, kas bus, ar ne, mes žinom, kad yra repertuaras, yra temos, bet kas pačiame lauke formuosis, kokie klausimai atsivers, kokie sprendimai ateis pačiam žmogui, kokie suvokimai, ar ne, ir kurias vietas jam pajudins ir palies, mes nežinom, nes visa tai vyksta tik tai gyvai susitikus, tik tai pradėjus jausti, pradėjus dalyvauti, ar ne, kas vėlgi dalyvavimas prasideda ne tada, kada aš jau atėjau, dalyvavimas yra tada, kada aš pasakiau, kad aš dalyvausiu, kai man surezonavo, kai aš priėmiau sprendimą, kad aš turiu ten būti, aš jaučiu kvietimą, man rezonuoja, dalyvavimas prasideda jau tada. Jau tada pradeda eiti sapnai, jau tada pradeda kilti klausimai, jau tada psichika pradeda judėti ir pačiame gyvame susitikime, kai jau mes ateiname, kai laukas susiformavo iš visų, kas atėjo, ką visi atsinešė į tą procesą, tada mes nežinom, kas vyksta, nors yra repertuaras, nors yra temos, nors yra visa informacija, bet gyvas procesas jis niekada nėra žinomas ir atskleistas iki galo. Lygiai taip pat kaip ir mes su jumis kiekvieną kartą susijungiam ir tarsi kalbėsim ir visiškai gyvai kiekvieną kartą, už tai tikrai ir pačioj psichoterapijoje, kai kartais aš iš savo klientų girdžiu, nu, o apie ką šiandien, nu, o ką kitą kartą darysim ir kalbėsim, to nėra. Visą laiką vyksta čia ir dabar, su kokiu klausimu atėjai, su kokiu būsena atėjai, kas tavo gyvenime vyksta čia ir dabar, šią akimirką, ar ne, ir tai yra labai gyvas santykis su savimi ir su aplinka. Tai už tai ir sakau, kad tikrai nežinom, kas bus, bet kad kažkas bus tam, kam kiekvienam žmogui, kas reikalinga, kas tuo metu aktualu, tai ir bus apie jį, kad tai nėra seminaras apie mus, apie jus, apie atvežimą kažkokios metodikos informacijos ir sausos teorijos, kad tas gyvas procesas bus tai, kad visi dalyviai išsineš tai, kas jam tuo metu reikalinga ir kur tas siūlas toliau ves, jisai vėlgi yra labai individualus ir kiekvienas eis savo keliu po to ir su savo informacija, ir su savo gyvenimu, ir kur integruos, ir kaip prisitaikys, ir kas po to atsivers, ir kur tas siūlas toliau keliaus, mes nežinom. Štai dažnai žmonės galvoja, kad nu jau šitą klausimą išspręsiu, dabar apie šitą viską išsiaiškinsiu ir jau viskas. Ir tada jau man bet ne apie tai ir yra, ne rezultatas, procesas, visa kelionė žmogaus gyvenimo, sielos patyrimai ir yra apie nuolatinį kintamumą, nuolatinį šitą išsprendžiau, net neišsprendžiau, bet jisai pakito, jisai gavo kitą kokybę, kitą energiją, kitą formą, kitaip integravosi, atsiskleidė ir toliau kažkur juda. Tai ir yra apie judėjimą, nuolatinę kaitą, nuolatinį sąmoningumą, tobulėjimą, augimą, bet tikrai nėra, kad atėjau, sužinojau, įsidėjau į galvą, įvykdžiau užduotį ir dabar viskas. Dabar jau gyvenu ramiai ir net neįsivaizduoju, kas tai būtų, kaip tas gyvenimas atrodytų ar ne, bet čia irgi toksai iš tų to pačio Jungo, ar ne, apie tas iliuzijas, apie tas visus projekcijas, apie tai, kaip mes matom ir suvokiam pasaulį ir kas iš tikrųjų yra pasaulis. Taip, tikrai tiek daug atrodo temų, tiek daug įdomu, tikrai, man tai labai įdomu, kaip girdi žmonės ir norėtųsi tą pakviesti, žinot, kad jau pradėtų galbūt, ar užduoti klausimus, ar siektųsi kažkaip su jumis, ar patys stebėtų tą procesą, kurie ruošiasi dalyvauti, kad kažkaip pradėtumėm tame subtiliame lygmenyje ir vis konkretesnėme iki susitikimo pradėti
liestis, ar ne, vieni su kitais, pradėti kontaktuoti, kurti tą ryšį ir sukurti tikrai tokį šventę, susitikimo šventę, kaip aš sakau.